video startuporai, naujas video. Šis video bus labiau keliausiu daug šitam video. Dabar iš Olandijai pasiėmiau coworkingą tokį visai fainą. Coworkings yra ofisas, kur tiesiog gali pasirinkti savo stalą toliau, tai čia meeting roomas, nes turėsiu tą meetą greitai. Jo, super nice. Ir už maždaug 10 minučių varysiu į Ispaniją. Ir tai pasakiau savo, išvažiuosiu į Ispanijos kol 100 000 dieną nepadarys karalių. Nes dabar Black Friday, tai reikia pasakyti gerai. Tai va, aš varau į kolą greitai su Ainiu ir turim ten su vienu klientu tokį pokalbį. Tai va, paskui parodysiu daugiau kitą meeting roomą. Startuparo naujas kodas, brightdrinks.com. Jo, tai nepamenu, ką kalbėjau per tą video, bet turėjau mytą, šiandien darbuojuosi, turėjau mytą su investuotojais. Taip biškį pristabdėm, žodžiu, veiklą kartu dabar, nes nieko gero neparodėm jiems, nieko gero nepadarėm. Išdegėm daug pinigų ir niekas kažkaip neužsiklikino. Tai va, tai dabar mąstau, biškį noriu pakeisti approachą, kaip viską darysiu ir jo, dabar mąstau. Noriu surasti vieną idėją, netestuoti daug skirtingų reperių, noriu surasti vieną jau validuotą idėją, kuri gerai varo, gal net labiau saturated rinką įlysti. Ir bandyti ten prapušti, surasti techninį žmogų kažkokį ir papušinti. Tai va, išsiblaškiai žiauriai, nežinau, gal dar net Q4 kažkokį komą gal paskeitinti, nes dabar toks realiai. Bet nežinau, ką daryti. Bet darbų vis tiek yra. Turim vis tiek ten su Ainiu biškį projektėlių tokių pasileidę nuo site, kurie kad tiesiog cashflow parūrintų mums automation, ten biškį padarom kartais įmonėm. Tai darbų vis tiek yra ir jų bus. Kas toliau, tai jo, greitai turėčiau varyti jau į Ispaniją už kokios savaitės. Biškį daugiau negu savaitės. Tai va, o dabar tai šiaip sėdžiu Insane Coworking Space. Wow. Jeigu viskas gerai važiuoja, tai aš norėčiau kažkur ant Q1, kokį kovą, vasarį pats išsinuomoti Vilniui, preferably Žvėryne, vietą, kur būtų tiesiog didelis space, kur galima būtų kažkaip surinkti bendraminčius founderius ir kai tiesiog sėdėtume ir dirbtume visi. Aišku, kažkokia nuomos mokestis bus, kad man tiesiog padengti nuomą, bet kažkokia tokia space norisi turėti. Tai va, tai tokie reikaliukai. Varau darbuotis. Penktadienio vakaras, gaušiam apšia antradienis, bet 5 AM. Draugė šiandien dirbo iki vėlumos, tai aš irgi čia būsiu ilgai. So, keep it up, guys. Let me go, baby. Ramus šeštadieniukas, darbelis, Joe Rogano podcastas, kas gali būti geriau, ne? Bilnių landingą dabar, naują landingą. Building a new motherfucking landing. Žiūri gerą, scale or jail, kročia. Žodžiu, pasidarbuvau, viską pasidariau, 11 dabar valandą, draugė pyksta, bet varau namo jau viskas. Taip, nusifilmavau, tik tai čeką kad čeką padaryti, kad daugiau dirbau. Ok, bye guys. Hello. 9 beveik, sekmadienio naktis. Dirbu jau šiandien 10 valandų. Oh my god. Rašykite komentarus, ar sekmadienį jūs dirbat, ar čia normalu, nes, pavyzdžiui, Ainis nedirba dėl religious beliefs, ok, I get it. Su tėvais kalbėjau irgi, vakar kalbėjau, sako, kodėl tu savaitgaliais dirbi, tai what the fuck. O man toks tipo, mane dar geriau, nes niekada nieko nebūna aplinkui, visi ilsisi, kročius, šventės dirbu. Ir nežinau, aš tiesiog nejaučiu dar tokios prabangos, kad galėčiau nedirbti savaitgaliais, tai šit komentarus, nežinau. Aš sutinku, kad būtų gerai turėti bent jau vieną dieną savaitę, kur tiesiog pailsiti po nuo visko. Tai, pavyzdžiui, mano, bet ir tai, tipo, ką dar veikti, aš neįsivaizduoju. Bent jau 2 valandas dieną tikrai padirbti po kažkur įkišį, kad psichologiškai man ramiau, tipo, aš negaliu neatsidaryti kompą, žinai, pažiūrėti, anxiety kažkas prasideda. Tai jo, bet antradienį, pavyzdžiui, už 2 dienų varysim ten į kitą miestą, tai biškai mažiau dirbsiu. Žodžiu, down below rašykit. Ką nuveikiu gero? Tai nieko, tai projektėlį rytoj palaunchinsiu naują, pažiūrėsim gal kaip eina, nes noris dar paskilinti ant Black Friday, nesakysiu kokį, bet sužinosite, jeigu paeis. Tada įkėlėm videoką naują, kurį jau žiūrėjote, kaip verslą pradėjau, tai kažkas dislike'ino, bet visai neblogai varo, žiūriu žmonės.
toks sekmadienio vakaro gal visai. Gerą komentarą parašė, seku nuo pat pradžių ir matau, jog tobulėjat, keep it up. Nu, cute. Tai va, draugė net rašo, nes dar vis darbe, darbaholikai, karočią būtų tiesiog. Kis kažką pavalgys, filmi kokius sušius gal, jo, pavalgysiu, pažiūrėsiu serialą and go sleep, tomorrow repeat. Tai va, nice, jo, tik džiau, varu mėgot. Oi, namo. Oh, once again, crazy day in the office. 24, viskas, metas varyti namo. Šiandien daug pasidarbavau nuo 10 ryto, 12 valandų. Turėjau biškį pertrauką, aišku, taip straight negalima, bet jo, gerai, nes biškį launčinamės čia porą brandų testuojamės, nes, nu ir toliau ir AI automation, ir to ten adus paleisim tiesiog, kad būtų kažkokio cashflow, nu, Lietuvoje, lietuviška įmonė. Tai va, šiaip viskas fun, gerai dirbasi, žymiai geriau dirbasi į antrą dienos pusę, nuo 6 kažkur, kas būna žiauriai focus, dalinimo, viskas. Tai va, kas čia dar, Ameriką pasilidinėjom daug brandų, vienas gifting pusė, kitas supplementai, tai jau pasileidom vieną, tai per 1 valandą sale įkrito, geri metriksai, naudojam tokią naują strategiją bišką. Tai va, tai nežinau, gerai jaučiasi. Skonis noriu šį mėnesį padaryti bent jau 50k dieną. 5k vieną dieną, tai tikiuosi pavyks. Ir nusipirkau bilietus 10 dieną, tai už 5 dienų skrisiu į Ispaniją. Galvojau imti kažkokią chatą, bet sesė studijuoja tenais, tai tiesiog gal pas ją gyvensiu, jaučiu pataupysiu pinigų biškį. Ir jo, bus smagios kokios, nežinau, kaip nebus, 2 savaitės. Mano geras draugelis, su vienu iš projektų, tai pardavė irgi savo vieną projektą, tai varysime, jei grįžti į Lietuvą iki 31 dienos šią mėnesį, kad galėtume nuvaryti ten tokį vieną restiką su juo, pasilebreitin. Celebrate small wins. Without small wins, you won't achieve big wins, okay? Gerai, guys. Tik bidžiau, varau visėtis. Valgyt varau, vaka varau. Čia. Turėjau porą kolų ir jau išskrendu, pažiūrėkit. Čia yra tikras Britas fanas. Pasiėmiau checked-in bag, vien dėl to, kad Britą galėsiu prasivežti. Startupiorai, naujas kodas. Pakeliui į Ispaniją. Guys, I'm on a fucking mission right now. Aš bandau surasti ofisą, 2 valandas, iš visą Valenciją praėjau, tai vis turistų pabuvau. Neįmanoma, apie 10 skirtingų coworkingų, visi užsidaro 6-7, nenamuoja monitorių. Pračia lame. Wow. Liko paskutiniai keli variantai. Jeigu iš jų niekas netiks, tai tada gaila. Buvo viena vieta, kur namavo Monikus, netoli namų, bet užsidaro 6:30 gal. Lame. Bet variantus sakė anksčiau kelti. Tai va, bet žiūrėjau, man čia patinka. Gražu. O, blemba. Guess what, darius niekada neradau, 3 valandas pravaikščiau. Bet manau jau pasiduodu ir yra viena vieta, kur man toli, nepatinka, bet aš išnais esu varus dienai, pasimsiu pesą, padirbsiu šiandien ir rytoj jau ant švarios galvos, nes man mytas už valandos, aš čia blemba bėgioju, ieškau, kas man tiks labiau. Tai va, pasinervau biškį, bet jau varau į darbo vietą. Varau pietukų pavalgysiu. Bandysiu čia įeiti tokią centro merkadą, čia kaip turgus. Tai turi kažko basim pavalgyti, bet man atrodo jau užsidarė. Tai žiūrėsime, jeigu net, tai visi paėlėjus. Paėlė. Paimu tokį gėrį, 6 eurų tokį, visai dylas. Ir žinoma, desertą pasiėmiau. Čia mištiena ir kiškis, ble. Žiūrus, skanu. Ne visai užkandau. Esmeplėms. Dabar desertą reikia šauti. Žiauriai brangiai mokėjau, čia kažkokia nesąmonė, bet reikia paragauti. Cheesecake. Bet jau skanu. Varau atgal į ofisą. Žiauriai noriu Britas. Po tokia sugar bomba. Wow. Kažkaip mažai saulė šiandien, nesuprantu, visai tipo net vėsu. Vietiniai, tai čia su žeminiam striukiam vaikšt. Dabar pažiūrėkit, va, eglutė, random. Bet jo, dabar koks planas, tai realiai, kaip sakiau, stage 2, tai optimizuojamės. Bandom
pereiti tą scale. Tai norisi pasiekti consistently 5K days dabar su to naujų brandų. Buvo viena diena, net nerodžiam, atrodo, jo, buvo viena diena 1K dabar išauta su 5 euro ten insane 10% CVR, labai geri skaičiai. Tai jo, tai dabar reikia bandyti suoptimizuoti, normaliai su stokus sutvarkyti per šią savaitę. Stokas tai Kinijai, nu tai viskas čia greitai, bet jo, kad galėtume scaling pradėti 5K days ir tada jau pagavę momentumą iš to tiesiog duplikuoti, ką turime, 80%, 20% naujam testavimui ir tiesiog scalinam per Black Friday. Tai va, turėtų būti viskas labai gerai ir aš varau atgal į ofisą. Nėra ofise žmonių, tai galiu jums parodyti, kaip viskas atrodo. Čia va mano staliuks. Čia toks basic mažas coworkingas. Pačiam miesto centre, tipo pagrindiniai vos ne gatvėj. Žiūrėjau gerą kainą, čia man savaitę gal 100 eurų su monitoru. Tai čia goods kainas skaitosi gražiai. Plem, gaila, kad aš jums projektų negaliu pasakyti, bet būsiu labiau honest su rezultatais, tai jums gal bus įdomiau. Tai dabar yra November 13, paleidom November 9. Tai not bad, ką žinau, 500 days, 1K days dabar tiesiog tai va stabiliai. Ir bandysim dabar kitas peršokti iki 5K days per kažkur savaitę, pusantros. Ir lipti ir skailinti normaliai. Tai kitas brandas, čia Amerikos niša, tai su supplementais. Pasiėmėm visiems žinoma gerai problemą, biškį kitokį papildą padarėm. Tai šiandien jau užsakinėjom produktus. Padarytas label yra dizainas, va čia dabar sėdėjau. Su juo darom mažiau biškį, bet ten ant subscription viskas eina ir labai sunku pramušti, nes mes visiškai su statikais bandom, LFS statikais bandome pramušti viską. Tai jo, tai tiesiog reikia dabar didinti biudžetą, nes dabar daily spendas gal tik kiek ten 100 eurų, jo, tai $100, tai beveik kapeika šio Amerikos rinkoje. Tiesiog žiūrim, kas geriausiai veikia, supratom, kuris anglas geriausiai veikia. Ir dabar tiesiog ant jo fokusuojamės, užsakom stoką ir tai jau galim didinti biudžetą iki ten 1K ir taip va. Bet su supplementais visą laiką bus, kad eisi ant break-eveno, tai tiesiog kitą mėnesį iš MRR monthly recurring revenue, kurį iš subscription susigeneravai ir taip cash flow plaukysi. Nu, bet tam reikia daug kapitalo realiai, kad neužsibankrotinti, tai vidurį mėnesį. Tai va, bet šiaip viskas nice važiuoja. Nu, įdomu, 50K day, manau, įmanoma. Per 2 brandus tikrai įmanoma. Tai turiu dar visą pusę savaitės 50K day iššauti. We got this, karočią. Nu, žodžiu, žiauriai šis skanai apsipirkau. Ir aišku pasiėmiau. Pasiėmiau tokius sliderius ir kažkokią empanadą. Tai jo. Ai, ir dar pasiėmiau, pažiūrėkit, papają visą. Tokią. Ir mango, aišku. Jau. Guess what? Biški change of plans. Vakar nusprendžiau, kad varau atgal į Olandiją, nes kažkoks netoks susikaupimas buvo kaip Olandijai. Olandijai toks straight 10 to 12 hour work days ir viskas žiauriai produktyviai. Bet čia Ispanijai kažkas netoja. Čia patys dirba mažiau, coworkingas anksčiau užsidaro. Tai tiesiog vakar atsisėdau, nusprendžiau, kad dabar svarbiausia daug dirbti, teisingai dirbti ir jo, aš varau atgal į Olandiją. Tai užsibukinau pirmą skrydį, įmanoma. Ir jo, I'm flying back. Toks nevykęs biškį tripas Ispanijos. Pirmą kartą gyvenime man Ispanijoje, tipo, Valencija man žiauriai patiko, bet man tiesiog niftėmo tas tripas buvo labai, tai biškį sėda. Bet, nu, valgiau paėlės, daug cheesecake'ų, kavos geros pagėriau pigios ir let's go back to normal life, I guess. Tai jo, mane sulaukia ir I'll see you at the airport. First thing first. Laukiu pas patikros, nes reikia braitą išgerti. Realiai grįžęs į Olandiją neturėsiu braito, tai net nežinau, ką daryti. Gal dar užsakyti? Žodžiu. Nežinau. Morning guys. Jūs nepatikėsit. Pirmadienis. 6 ryto. Atsikėliau be 15:05, nes reikėjo palydėti draugę iki ten autobuso.
stoties. Ir jo, pasinaudojau progą, kad esu anksti. Ir džiaugiuosi, kad nenau toliau mėgoti. Tai va, tai padirbėsiu dabar, turiu vieną taską, kurį labai savaitę dėlioju, tai dabar greitai per valandą pasidarysiu. Tada eisiu pasportuoti ir tai eisiu jau į ofisą, vėl pasiėmiau savo tą nice ofisą. Į savaitę būsiu vienas and it's time to lock the fuck in, krač. Žiauriai svarbi savaitė, nes šitą savaitę nulems kaip eis Black Friday. Realiai rezultatai tokie patys kaip ir praeitą savaitę. Stabiliai juda ir niekaip neatrandam dar gerų reikalų, kad galėtų normaliai paskaitinti, bet rausas neblogas, tai kelsim biudžetą dabar. Tai jo, o papildus tai vakar išjungiam trumpam, nes ten buvo balaganas, tai šiandien va, dabar turėsime kolą už poros valandų, visi apsitarsim ir nuspręsim, kokią linkmę reikia varyti, nes mes turėjom daug skirtingų anglų, tai ten, tarkim, galvos skausmas, aknė, dar kažkas, daug skirtingų anglų ir vienas kaip ir važiavo, bet kiti visiškai nevažiavo, dabar tiesiog viską fokusuosimės į vieną tą važiuojantį anglą ir pušinsim. Tai realiai seikas XS, nes mes per 2 savaitės radom anglą, kuris veikia, prasistavom daug visko, uždirbom, nenuėjom į minusą. Tai jo, visai XS. Ir guys, don't forget to journal. Dabar ateis journalinu. Ir jo, visai stabiliai dabar, tai strong believer. Jeigu parašau, ką maždaug noriu šiandien padaryti, parašau, ką noriu šiandien nuveikti, kaip sekasi. Tada, nors ir kaip lame skamba esamuoju laiku, parašau, ką jau nuveikiau, mano goals parašau esamuoju laiku. Ir tada tiesiog day planning pasidarau, ką man reikia pasidaryti. Aišku, day planning iš vakaro galiu darytis, bet kažkaip nesigavo. Gerai, peace guys. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Apie Iron, kol kas aš nelabai esu girdėjęs, kad kažkur kažkas būtų lietęs kaip pavyzdį šiandien. Ką, officially guys, done for the day. 10 p.m. started at 6 a.m. Woke up at 4:30 a.m. 16-hour workday finished. Insane pušą šiandien viską pasidarėm. Rebrandinom tą visą supplementų brandą. Ne rebrandinom, o pasileidom 2.0, nes adai labai geri, funelis blogas, nekonvertuoja, persidarėm visą funelį, nauji anglai, žodžiu. Galva neišneša, ką tik turėjom kolą 7 ryto ir dabar turėjom kolą. Visi 3 ir visiškai galva neveikia niekam, bet viskas paleista, viskas gerai. Ir jo, ir fingers crossed, tipo, wow, kaip noriu, insane. O dėl kito brando, kur geriau važiuoja, jau nesupplementas, o physical product, tai žiauriai reikia UGCs, dabar ten krenta close to 1K days, kiekvieną dieną stabiliai, bet nesigauna papušinti, nes tiesiog nėra kontento normalaus. Tai žiauriai greitai ten per porą dienų susigaudėm, radom lietuvį, kuris šneka vokiškai ir yra toje nišoje, gali daryti tos dalykus, ką mes parduodam. Žodžiu, rytoj varo partneriokas filmuot, insane, čia kročiai dėliojasi viskas, bet reiškia, už 2 dienų turėsime daug kontento. Tada užsakėm dar 10 UGCs ten už $500 ten pas kažkokį vokietį, kuris gyvena Ispanijai, siunčiam su FedEx, žodžiu, tas prekes, jo, verslas, kaip, bet įdomu, tipo, sunku, bet žiauriai įdomu, tai va, let's go guys, ir noriu mėgot, bandysiu kelti anksčiau, duosiu žinot, ar pavyks, bet bandysiu jau, tai va, tik vidžiam, guys. Jau gerą dieną, rytelis, dabar yra jau lapkričio 18, Black Friday 10 dienų, bet turiu dabar kolą su vienu lydu, mes turim su tokią mažą kaip agentūrėlę, AI automatizacijų, tenais dabar Lietuvoje pasitestavom, tai klientai visai pradėjo eiti, tai why not? Padengs mėnesinės išlaidas ir nereikės iš verslų užsiminėt. Tai jo, per daug nesifokusuojam į AI SaaS'us, tai darėm tos AI SaaS'us, galvojame, kad pasidarysime dabar tokią agentūrėlę AI Automation, nes yra žymiai lengviau pradėti ir kažką sėkmingai padaryti, kai jau turi kažkokį momentumą. Tai realiai
su ta agentūra vis tiek yra AI srity, taip kažką darai, vis daugiau problemų, sužinai, ką feisina klientai ir taip toliau. Ir tada, jeigu turi kažkokį momentumą, tai žymiai lengviau skyrocketinti viršų. Tai posto buvo planas, bet AI sesą kaip dabar biškai pristabdėm, nes aš ties e-commerce fokusavęs, jis turi savo dabar darbų, tai tokio kaip mini agentūrėlę automation. Tai by the way, jeigu jūs esate verslas, jeigu domina, why not, žinai. Kas čia dar? Vakar paleidom naują 2.0 suplementų tą webą. Per pirmas 2 valandas iškart 3 seilai ant 50 eurų spendo, tai ir geri seilai, ten jau buvo gal $80. Ir dar kai testuojamas produktas iš pradžių tu neišsiunti gan ilgai. Taip, testuoji, žiūri, yra orderių, kai yra ir tada validuoji, tada jau pradedi taip tą PO daryti, arba ten dropshipping, kaip kiti daro, nežinau. Tai mes užsakėm jau mūsų papildus, tai yra jau dėžutė, supakuotė, viskas labai gražiai padaryta ir jau pradėsiu išsiuntinėti, tai jo, LFG, kročiu. Taip, per pirmą savaitę beveik 100 buteliukų pradėjau, labai mažų spendų. Nu, žodžiu, supplementų gėjimas sunkus, bet jeigu tu įkrekini, tai tada ten jau geras verslas gaunasi. Gerai, pakolas tiks. Nu ką, praėjo kolas prisijungė 60 metų vyras, jaunuolis ir labai netikėjo, kad dirbtinis intelektas gali kažką gero padaryti. Jam reikėjo įrodyti, kažkiek įrodžiau, tai išsiunčiu pasiūlymą. Tai kol kas dar nieko neatsakė, bet sakė domina. Tai, kai sako domina, tai 70%, kad nedomina. Tai jo, tai žiūrėsim. Dažniausiai, jeigu klientas nepasako kolę, kad susita paslaugų teikimo sutartį ir ten kažką, tai greičiausiai jis ding. Bet gal atsiras po 2 mėnesius. Tai čia. Ole. Išvariau papietauti dabar, pasidariau gerai darbelius visus, pasirašiau, kaip čia, antram working blokui. O dabar nuėjau iki europietiškos parduotuvės, ten ukrainiečių šiaip, Kalinka vadinasi. Fun fact, aš ukrainietis, mano mama ukrainietė, tai čia random buvo čia, bet žodžiu nesmė, nusipirkau bandelių, juodos duonos, varškėčių, bandelių su dešrelėm. Laukiu labai valgyti dabar. Jo, aš jau beveik mėnesį Lietuvoj, tai kaina crazy. Nu, ne crazy, bet tiesiog greit laikas praėjo. Tai va, tai pas tą lietuvišką maistą labai pasilgsiu čia. Ta Olandija, tai blemba Amerikos knockoffas realiai. Čia nežinau, čia wannabes. For real. Amerikai 3 metus gyvenau, tai žinau, ką kalbu čia. Žiūri panašiai ir kainas čia kažkokias durnas. Jie, pavyzdžiui, ofise sėdžia, jie pietums valgo bulką su dešra, tipo tiesiog. Pasižiūri daug angliavandenių visur. Ir mėsa kaina trash. Dabar nuėjau pas kažkokį bučerį, nusipirkau, tai žiūrėsiu, gal skanu bus. Ką mums čia darėm jums pajapint. Visai gražus čia, žiūrėkit mėlą. Ruduo, cute. Bet čia jau Alandų rajonas. Bet čianais gyvent, žinokit, hebra, negalėčiau. Not a chance. Kažką dar norėjau papasakot. Taip įpratau, kad Lietuvoje negalima rūkyti lauke ir dabar, kai buvau Ispanijoje ir čianaise rūko irgi, žiauriai, net akis subado. Apie darbą, žodžiu, apie darbo valandas. Tipo, tiesiog matot, kad daug dirbu, realiai 80% viso savo laiko aš tiesiog dirbu, kitus 20 gal kažką darau. Ir klausimas, kodėl, kur galėčiau leisti viską savo. Nu, proto ribos, ten Šveicėlius ten nevaryčiau už 10 000 savaitę, bet galiu leisti gerai gyventi, 21 metų. Pasistačiau tikrai neblogą gyvenimą so far, bet ar tikrai nepasakau tos finansinės nepriklausomybės, kokios norėčiau, tai dar dirbu ties tuo. Ir kad taip pasiekti greičiau, reikia įdėti labai daug darbo, bet yra efektyvaus darbo. Tai labai ilgai straglinau, nes man reikėdavo 10 valandų padaryti 6 valandų darbą, nes tiesiog all over the place, tai būdavo daug projektų ir bla. Dar vis to straglinu, bet jau geriau. Tai labai noriu pasiekti tą vis tiek finansinę pusę svarbi man, nes visi norim gerai gyventi ir pinigai net neša laimės, bet tai tau atneša patogumus, kurio aš noriu. Aš noriu turėti galimybę keliauti, kurti, ką aš noriu, valgyti Mišelinuose, kiek aš noriu, vidury dienos varyti spa, nes aš noriu. Tai, žodžiu, supratom. Tiesiog noriu to patogumo. Ir po to, kai aš tai pasieksiu, tada jau eis what's my life purpose, žinai. Ir tada, manau, tikrai mažiau dirbsiu, bet labiau ten, kur vėlui man kažką sukurtų. Ten dropshippint kažkokius kinietiškus produktus, tai nedropshippinčiau tikrai, jeigu pinigų nereikėtų. Tai va, tai realiai toks, nežinau, šiaip noriu pakalbėti apie tą darbo valandas.
Ir daug kas man sako, blema, tu tik dirbi, tu nieko nedarai, tu nes per kančias varai, taip toliau. Nors man drivas yra sėdėti, žinokit, prie stalo, daryti ten tos dalykus, kažką bildinti, matyti rezultatus. Man čia tipo, wow, čia viskas, ko aš norėjau visą laiką, visą savo gyvenimą. Ir jau metus, pusantrų metų beveik aš darau tik tą. Pas nėra universiteto, nėra mokyklos, gyvenu vienas, nėra jokių priklausomybių. Nu, tipo, viską darau tik ką aš noriu. Tai nekart aš esu minėjęs, kad 24 metais buvo metai, kad aš visko atsisakiau, ko aš nenoriu. 25 buvo, kai aš žiauriai daug keliavau ir dar vis keliauju, tai man atrodo, čia berods 10 šalių būsiu apkeliavęs, nes dar varysim į Tailandą ir Indoneziją. O kiti metai, aš pastebėjau, kad šiais metais labai daug kam sakydavau ne. Būdavau aš toks social butterfly dabar, aš galiu jo būti, bet man po valandas aš noriu trenkti kažkam, tipo aš pavargęs, mane bėsina tie žmonės. Tai va, aš norėsiu kažkaip tais metais labiau sakyti yes. Ten ne jas kažkokiam naujam projektam ar dar kažką, bet labiau tiesiog overall sakyti taip ir šypsotis. Tai vat kažkaip taip. Pastebėjot, kaip žiūriu, prastai dėlioju mintis, taip man nesigauna kažką normaliai pasakyti. Įdomu, ir geriau anksčiau būdavo ar ne? Nežiūrėjau, peržiūrėjau šiandien. Nežiūrėjau, bet tai praskipinau daug video, nes jau yra virš metų. Spalį buvo metai, kai keliam vidasus į YouTube. Anksčiau ten kas savaitę keldom, jie buvo trumpesni, dabar dėl laiko stokos ir šiaip anksčiau būdavo daugiau laiko, dabar jo, nespėjau nieko. Pradėjom kelti ten kas mėnesį, kas 2 savaitės, kažkas tokio. Ir pailgėjo tie video savaime. Tai pažiūrėjau praeitus video, ten buvo, kadangi aš pats montuodavau, aš ten daugiau darbo biškį dėdavau, ten visokių bla, dabar nebe pats. Tai sunku išreikšti, kaip aš noriu, kad sumontuotų. Ir jūs daug kas sakė, kad jums patinka tokie basic dokumentavimo video, kur nėra jokių ten montažų, taip toliau. Tai keep it simple for you guys. Geri meteliai buvo. Aš kažkuriam video, kai jau baigsis 25 metai, aš papasakau, kiek aš realiai visko nuveikiau. Aš čia buvo insane, tipo. Kiek sėkmingų projektų, kiek parduotų projektų. Žiauriai geri metai šiaip. Pakeitė viską, investiciją gavau, kur pusę pinigų uždegiau. Tiesiog nieko nepadaryti, bet gera pamoka. Gerai, guys. Varau aš valgyti. Susitiksime vakare po darbo. Done for the day. Sakiau, kad baigsiu anksčiau. Vis tiek baigiau 10, kai nuėjau sporto salę, nenuėjau, vakar irgi nenuėjau, tai another 12-hour work day. Tai šiandien tikiuosi po valandos tikrai dar neįs miegoti, bet pasistengsiu anksčiau nueit, kad keltis tada bent jau iki 6. Reikia tą sporto salę nueit. Bet kai būni Lietuvoje, padėliukas, boksas, viskas vietoj, viskas forumas, viskas arti, viskas patogu. Šiandien nei aš džimo turiu normalaus, nei ten pirties kokios, bet ir dirbi daugiau, nes neturiu niekur kitur, kur pabėgti. Ir dar draugai išvažiavęs dabar su 5 dienom, tai vapšė neturiu ką veikti. Sėdžiu ir dirbu. Good day. Supplementai. Du rauso šiandien, kas yra gerai supplementuose. Subscriptionas irgi pajungtas. Bet žiauriai dead tas kitas produktas, kur Vokietijos rinkoje žiauriai šiandien dead. Tipo minusas belio koks. Nežinau, kas yra šiandien. Nieko nedarėm, bet padariau email flows, abandoned, checkoutas, kartas ir welcome. Post purchases padariau, nes jau ten tas jau kadangi jau validavom ten 100% viskas eina, profitas nemažas, tai almost 1k days every day dabar ir šiandien contentą naują gavom, tai rytoj editinam naujus videkus, penktadienį turėtų būti nauji UGCs užsakyti ir tai ta scale, karoči, scale. 5k days, jo, reikia bent, sakiau ką aš ten sakiau mėnesį pradžioje, kad 50k day reikia išaugti. Tai, ne taip greitas viskas vyksta, sauliniukai, karoči, bet pasitengsim vis tiek. Aš dar gyvenę 50k day nesušūkiu, bus insane, būtų insane. Nu ką, hebra? Aš žinokit, dead, aš tipo the most they can be dead, aš nevalgiau nuo pusryčių, dabar jau 10:11, ką tik grįžau namo, pagaliau po visų darbų rėkiantis, tai va, pagaliau pavalgysiu, gaminuos dabar valgyt, kaip sakiau, iš bučerio tą mėsą pasiėmiau, bulvytės kepuos, skaniai pavalgysiu ir geras naujienas, pradžia hebra, pardaviau higieną, jo. Per mažiau nei mėnesio laiko 2 projektai parduoti, tai insane. Pardaviau stripsus, mašiną ir higieną, tai kešo va tiek, net nežinau ką daryti su juo, tai va galvoju dabar, kur čia investavus, kur čia kišus, gal kokį nekilnojamą turtą nusipirkti, nežinau. Tai va, tai gerą naujieną, dar pats nelabai spėjau pasidžiaugti, nes tik pardaviau gal prieš 4 valandas, 3. Bet turėjau back-to-back callus, labai daug darbų turėjau dasimušti, nes norėjau kuo greičiau namo grįžti. Tai va, ir dar šiandien
Jo, šiandien rekordinė diena turėtų būti su tuo projektu, kur Vokietijai leidžiam. Tai win after win, karoči, let's go. Tai nice. Nice to be back in the game. Viskas Lietuvoje parduota. Geri metai. Wow, tipo, dar aš, sakau, dabar pavalgysiu, atsisėsiu, pamastysiu, bet, tipo, nice. Higiena apšė buvo Higieną aš paleidau, kad jums daryti case study. Iš jo gavosi realiai geras projektas. Tai va. Tai Lietuvoje nebeturiu jokio cash flow, viskas, tipo, viską prasidaviau. Nebenoriu Lietuvoje daryti jau to verslo. Užsienis, amerikietiška įmonė. Tai jo, tai dabar man reikės iš kažkur gauti cash flow lietuvišką įmonę, kad matytų VMI, kad aš kažką darau Lietuvoje. Tai va, tai jeigu norit mokymų, hit me up. Tipo, čia naudžiauk for real dabar, tipo, manau galėčiau 2-3 pasiimti mokinius. Tai galite prašyti Instagramą arba į nemokamą konsultaciją užsiregistruoti. One-on-one mokymai. Jo, tai va. Papičinau. Tai tiek, guys. So, I'm going to rest. I'm gonna take a nice morning off tomorrow. Nueisiu gymą, pagersiu kavos, išsimiegosiu, pailsėsiu ir back to work. I guess. Peace. Nu ką, heberiukai. Jau vėlu. Nefilmau nieko, bet po 6. Pradėjau dirbti tik tais 12 val. Nes teikinau morning off, variau į gymą, į sauną, pusryčiavau, nuvariau kavos atsigert, biškį pailsėjau, norėjau rytą ramiai praleisti be telefono su savim. Ir jo, nice, tada jau grįžau į darbą, nes wow, kaip hektik, šiandien back-to-back callai. Ta, kur jau sakiau, kad mini agentūrėlę turim, tai ten daug nemažai callų, tai dar nepaklausinam pilnai, bet sutiko ten vienas bičias iš 2K, ten tokį vieną dalyką padaryti jam. Tada higiena šiandien perleidimas buvo, tai žodžiu, to-do listas, insane. Porą klientų atsirado mokinių, tai ten jiems reikėjo išsiųsti sąskaitas. Tai va, tai kaip ir sakiau vakar, kad reikia daryti revenue Lietuvoje, tai galiu apsiimsiu porą, nes jau jaučiu, kad porą one-on-one mokinių, nes aš jau jaučiu, kad galiu tai daryti. Ir gerai, nes turiu tam žinių, kad realiai prasimuš gerai Lietuvoje bent jau. Daug ir projektų ir pardavęs, ir sukūręs, ir daug revenue sugeneravęs. Tai jo, tai jeigu kažkas nori e-comą išmokti, tai parašykit man bet kur Instagramą, LinkedIną, doesn't matter, papasakosiu plačiau, kaip kas veikia, kokia kaina, aišku. Tai va, tai šiuo metu turiu 3, tai max dar 2 pasimsiu. Nes jau nenoriu, kad per daug būtų, nes, kitaip nespėsiu, negalėsiu taip to quality time skirti. Jo, tai nuo nulio viską išmoksi, gali ateiti ir su savo verslu, su savo e-comu, padėsim jį paskailinti, bet jo, paskailinti galima ir kitose šalyse, ir čionais, ir nuo nulio išmokti Lietuvoje 10K apyvartos į mėnesį laisvai galima padaryti su mano žiniom, tai tenka prominti, jeigu nori, tiesiog prašykit, papasakosiu pačiu. Nežinau, ką jums sakiau papasakoti, tiesiog daug labai overstimulated ir toli draugai grįžta, tai valio. Galėsiu ramiai pabūti, atsipalaiduoti, o dabar reikia tiesiog pasidaryti darbus, žiauri daug. Ja, tas higienos perleidimas visai užtruko, valandas įdėjom ten, bet normalu čia. Verslą parduodėti, ko tikėtis, kai guys. Kročiu, sakiau, baigsiu anksčiau. Kaip visai, kas stabiliai, 10 valandą. 9 pradedam dirbti, 10 baigiam. Kiek čia? 13 valandų. Ta pradėsiu važiuoja žiauriai eina. Amerika, tai just in case. Tai mes tokius dabar pabandysim leisti jau negaliu pasakot, bet gaila. Bet žodžiu, viskas super, brandai skrenda, cashflow, insane, visur važiuoja. Tas atveju jau 5K days buvo. Let's go! Pagaliau in the big boys league, pabiškai kylam. Tipo, prieš savaitę paleistas brandas jau 10K apyvartą. Žiūrėjau, good numbers, tai džiugu. Ar pavyks paskėlinti per Black Friday. Tai va. Man labanaktis ir blink. Žodžiu, nefaina situacija. Turėjau skristi prieš valandą, perkelė skrydį iki 9. Tai 6 valandas. 6 valandas in the hotel. Ačiū Dievui, pasiėmiau VIP lounge. Nemeluosiu, pirmą kartą čionais, visai nice experiences. Nežinau, kaip čia viskas veikia, bet labai cool.
Tai va fainai, kad dirbi ne dėl pinigų, o dėl pinigų, kurie tau nuperka patogumą. Tai jo. Tai pinigai nelaimė, o pinigai patogumas. Tai labai nice. Tai va dabar 6 valandas turiu gerą internetą. Unlimited beverages. Alaus, bet ko, negersiu, nes dirbu. Karočią update'as, perkelė skrydį į 9, dabar sako eit prie geito ir grąžina bagažus. Tai reiškia, kad neįskrisim šiandien. Tai realiai sekantis Vizeiro skrydis yra penktadienį, tai jeigu aš šito neįskrendu, aš net negrįžtu atgal Black Friday. Nes aš variau specialiai į Lietuvą, kad dar ketvirtadienį susitiktų su partneriokais, galutinai viską išsiaiškinti prieš Black Friday, kad būtų viskas smooth. Tai va, galimai praleisiu Black Friday. Nu žodžiu, kukinu advertorial dabar. Žiaurų advertorial. Papildai pradėjo skristi, daug pardavimų, tai... Guys. 2026. Millionaire in 2026. Sakiau, noriu būti milijonierium 26 metų. Tada per metus supratau, ant kiek tai yra šiaip realiai realistiška ir kaip ant kiek tai yra easy. Realiai milijoną turėti teisingą sistemą ir tą kryptim, kur aš dabar einu, tai metai žinau, kad subscribe and stay tuned, karočią, galit išklipinti šitą ir ką. Tais metais galėtų sakyti, kad aš lavonas, jeigu to nepasieksiu, bet pasieksiu. Nesakysiu. Sutiksim viešbutį. Tikiuosi, kad viešbutį duosiu. Jau. Iš pamiršau nufilmuoti, jau yra beveik pirma nakties. Situacija kokia? Cancelo flightą, davė hotelį. Jau iki hotelis pasakė, Vizeiras padarė klaidą, nebėra overbookas. Tada palaukiau, gavom confirmation, kad hotelis yra miesto centre 8 km. Paėmiau Uberį, Uberis Olandijai is crazy. Paėmiau Uberį, dar pasiėmiau kitus 3 tiesiog žmonės, sakau, come here, I'll do a good job, whatever. Pasiėmiau, nuvažiavom, gavom pagaliau hotelį. Tai aš buvau kažkur hotelį apie 10 valandą. Ir dabar tiesiog 3 valandas pradirbau, nes norėjau pasibaigti čia porą dalykėlių. Tai va, tai tam brandė, kur Dach markete buvo viena geriausių sales day. Tai labai džiugu. Jo, o ir papildai žiauriai rokina, rokitina, tipo let's go. Jo, papildams pabaigiau advertorial. Viską from scratch. Žiauriai užsiknisau. Tai va, bet dabar išsimiegosiu kokias 7-8 valandas, tai ką galiu pamiegoti kokių 9. Net nežinau, kada skrydis atgal, by the way. Sako lyg ir 12, bet tipo, kad nieks nežino. Tai realiai jo, tai pamiegosiu kokių 8-9. Aš esu tas, kurie atvaro valandą prieš skrydį. Aš nebijau, tipo, neįmanoma be manęs skristi. There's no chance. Tai valandą prieš. Tai va, gerai, aš varu miegoti ir sumatysim rytoj, kai jau ruošimės Black Friday ir būsim office. Bye. Karočią, in the office, biški kitoks negu įprastai. Maistas paimtas, iš oro uosto grįžta, parvažiuota namo, chatas sutvarkyta, šildymas įjungtas, nueita pasimta. Ką čia pasiėmiau, parodysiu. Pasiėmiau naują Braito, testuosimės. Braito negėriau kas 2 savaitės, pasilgau, wow. Tai jo, ir šiandien rytoj Black Friday, tai bus toks ilgai padirbėta. Reikia 3K spilno iki Black Friday. Ja, bent jau 3K. Dabar turim beveik 1K. Tai reikia kažką suorganizuoti. Ir dar reikia būti profitable. Dar cash flow reikia sutvarkyti. Na, žodžiu. Bus reikalų. Bet that's what it's about, karočią. Tvarko darbus. Tai va, man atrodo, gal nepabaigiau. Tai su Black Friday biškiu reikia pasiruošti. Aišku, dideli brandai, normalus brandai ruošiasi, jau būna pasiruošę mėnesį prieš, bet mūsų brandas paleistas gal tik prieš 2 savaitę. Paiko kažką išspausti. Vien dėl to, kad rytoj per žmonės 2-3 kartus daugiau verta pajudėti. Tai va, mes pavalgysim Bright ir važiuojam. Koks čia vaizdelis už tas. Matelio oficienas, va tiesiai. Čia palaukas Nasdaqas, ane? Čia New Yorkas. Ja, bet čia Nasdaqo office. O ten Swedbankas, dar Swedbankas, Radisonas, forumas. Bletatas parodė, nežiūrėk. Užglūrins. Dabar galvom, kokią čia rytoj nesąmonę padaryti. Nes pirmą dieną, kai paleidom, buvo 10 rausas ir dabar žiauriai krito. Tai galvom, ką čia išbildent. Mums, kad break even, reikia 1K per dieną padaryti, duodam break even. Tai galvom, kaip čia Black Friday geriau suskėlinti reikia. Nes mes labai daug spendinam, bet kai keliam biudžetą visai kiekvieną dieną, mes einam ant vos break even. Nu, bet pradžioje ką norėt gal. Būtų papildai, būtų reikalingas. Bet čia realiai... Bet čia ir yra LTV, tipo, mūsų, o jie žinau, koks čia produktas yra? Nežinau. Tai esmė tame, kad čia produktas, kuris, realiai, tipo, LTV žiauriai dalis, kad žmonės, tipo, nusiperka, bet jie jau geras servisas nusipirk dar. Nes jis labai dažnai naudojamas. Tai, tipo, nors, tipo, dėl ko mes ir kėlėm, kad nors dabar tas rasas yra
Nu, toks ant breakyveno, bet LTV žiūri geras. Bet galvojam, kaip galima padaryti, kad ir Rasas būtų geras, nes norisi iš karto, kad būtų instant produktas. Bet nežinom, su Tai mes trečią dieną, kai pasileidom, prieš 2 savaitės, su 100 eurų spendu beveik vieną kei padarėm. Ai ne. 9 ten. Jo, 8 Rasas buvo, tai... Jo, nu tai 100. Kažkas tokio. Jo, tai mažiau biškai, jo. Tai 110 spendo. Tai įsivaizduokit. O dabar spendinam dafiga ir nesigauna nieko. Kažkodėl tai bandom dabar dėjai pažiūrėti, kur nuvarėm neteisingai. Ir aš sugalvojau tokią vieną durną idėją, kur sakom, šaunam šitą campaigną 1000 eurų ir to ir žiūrim, kas bus. Bet Black Friday vis dėlto. Nežinom. Dar pamasom, dar pamasom. Visačiais tai ruletė pasijungęs. Kas blogiausia gali būti, kad mes tiesiog, nu, kiek mes dabar turim profitą, kažtuk ir turim šį mėnesį. Tai deginam tą profitą. Ir gaunasi Black Friday liūdnas. Tai per vieną dieną padarėm iš 500 profitų. Paskui likusias 2 savaitės nebreikyvėm visiškai. Nu, bet revenue daug. Visai, kaip pirmas 2 savaitės. Reiklausiai. Gerai, gračiai, mes čia mąstam kažką gal pranešim. Visas yra tenais gal Kem 5, Kem plus. Žodžiu, pažiūrėjom į savo autoritetą. Autoritetas mums pasakė, scale or gel, kaip sakoma. Ką žemelis dabar padarytų? Tai žemelis buvo panašiai situacijai, ten, kiek ten lemų prapiso, ten protė, ten milijonierius buvo kažkas tokio. Nu jo, panašiai situacija. Bet šitą... Žodžiu, ką aš mąstau? Aš mąstau iš dabartinių, mes turime dabar campaignus, turime vieną main campaigną, kuris ten spendina 80% viso biudžeto ir jis turi adus, kurie pasiema 80% to campaigno biudžeto ir tiesiog eina ant kažkokį vieną raus ir neleidžia kitiem testuotis. Tai aš manau, jas reikia jungti lauk, atgaivinti tos campaignus, kad spendina nuo jų, gal papikapins ir tada tiesiog rytoj pisti vieną campaigną, įsibijau su kažtukų spendu, gal net daugiau, įmesti daug adų ir tiesiog pasirinkti KPI kažkokį, nu ten tarkim, išspendina 40 nuo purchases, iškart išjungiam lauk. Ir tiesiog pagal tai didint mažint biudžetą. Jo, aš net šiaip esmė, tai mes šisai rulėtės čia einam. Jo. Nu, šiaip žiauriai durnai, gyvenime taip nedarytume, bet Black Friday. Tai kažką pagalvojom, gal reikia bent kažkiek įspausti, bent kažką pabandyti. Sunku kažką pasakyti, brandas prieš 2 savaitės pajungtas, labai gerai buvo. Nu, čia tiesiog realiai galim pasakyti, kad uždirbam jo kažkiek, bet tiesiog labai gerai pasivalidavom. Realiai viską. Bet nežinau, kad taip durnai būčiau daręs, kad tiesiog išjungti atsus ir tiesiog tokį biudžetą daryti. Bet neišjungiam, mes išjungiam tiesiog main spenderius. Leidžiam tada tiem 2 pagrindiniam campaignam atsigaivinti, patestuoti naujų. Tai rytoj gali būti blogiausia atveju ten 700 eurų minus blogiausia atveju. Tik mums dabar vis tiek apsų reikia prikūkinti. Pasikūkinti Black Friday visko, statikų, tą tikerį. Jo, įdėti viską į Black Friday campaigną. Pabandyti moteriškų adų su Black Friday anglų. Gerai, visą varą mes tą daryti. I've already stayed too long. Padarėm, nemažai dabar jau yra. Kažkaip apšė, kaip vakaras jaučiasi. 2 nakties. Tai dar kaip minimum valandą pasitapyti reikės. Minimaliai dar valandą. Mes sakom, rytoj 7 ryto kelsimės, nes rytoj planuojam daryti wave surfingą, kad tipo biudžetus labai kaitalioti ir agresyviai. Dar nežinom apie tai kelimuose, kažkaip pradedam apie Nes galvoja Matas šauti tiesiog, kaip vadinasi tiksliai? Rules. Jo, galima fishbug'e įdėti šitos, kad ten išleidus X-sumą išsijungia automatiškai. Bet, tipo, yra 2 dalykai blogai. Gali undertrackinti labai. O kitas blogas dalykas, kartais susiklišina, tai rules. Tai, o pas Saulius išbanintas accountas, tai jis negali išjunginėti, tai vadina aš turiu būti. Tai jeigu vienas tai tyčia pramiega, biškai blogai. Ne scale or gel, o profit or gel, karoči, šį kartą. 2:30. So we're out.
4,18. Ramybėlė, viskas įtapinta. Kiek mes dabar edų turim paleistų, kokių tram 5? Naujų 19. Tai skūtinam 19 edų, iš jų 6 iteracijos. Sorry, 7. Tai karoči. Žodžiu, lėkiu namo. Pas jūs kaip šalta čia Lietuvoje, ragas. Tai žodžiu, nusprendėm, kad pamiegam iki 11. Biškai išsimiegoti, nes dabar šviežesnė galvoju, galiu biškai plačiau papasakoti. Tai realiai brendas paleistas prieš 2 savaitės. Jis jau ten pirmas dienas žiauriai daug pradėjo generuoti, tada jis varė up and down, nes nerado normaliai kreativų. Neturėjom jokių, nes nėra konkurentų šiandien. Ir realiai, Black Friday pasiruošti taip labai sunku, kai nieko neturi. Tai mes kas sugalvojom, kad mes pasidarom daug iteracijų ant to, kas veikia fully ant Black Friday offerio. Mainly ten tipo last chance, tipo urgency, bla bla, ten bottom of the funnel, kad konvertuotų. Tai va, tai pamiegosim mes iki 11. Ir dabar bus uždėtas rulas, kad išleidžia 40 eurų ant to vieno edo, tai tiesiog išjungia. Ir tai atsikelsim 11 ir žiūrėsim. Tai realiai, jeigu uždirbsim, tai čia bus kažkoks tipo let's go. O jeigu ne, tiesiog labai gerai edus prasesuosiu, bet čia tiesiog Black Friday bus pušas biškai greičiau atlikti sprintimus. Tai visai nice. Ir aš manau, kad vis tiek turim visą penktadienį Black Friday, tada turim šeštadienį, sekmadienį ir turim Cyber Monday. Tai aš manau, kad šiaip net gali būti, kad mes rytoj prasiuostysim, šeštadienį irgi, sekmadienį susoptimizuosim, pirmadienį visai neblogai galima gal kažką paskėlinti. Tai kažkaip taip įsivaizduoju. Nes dar problema, kas yra su cash flow, tai mes jau iš savų metų, mes ten iš savų jau įmetę. Pas mus bankė guli tenais 6 ar 7 jau pijautuose. Bet mes jų negalim išsimokėti, nes laukiam, kol išmokės Shopify'us ir PayPal'as. Tai iš savų tiesiog metų. Tai jau ten įmetėm 5K gal, kad vien tik cash flow pasuportint. Tai va, gerai chebra, beveik 5 rytos, išinu miegot. Hi guys, peace. Ką jau, rytas, tiksliau ne rytas, jau papietų realiai. Pramegojau vieną mytą, jis nebuvo konfirmintas, eini, tai sorry nepyk. Tai, bet galimai potencial turim 6K dealą AI automation agentūrų, tai nice. Tai va, pasinė namie šalta, tai ajajai. Megojau ir su koldra, ir su pledu. Tai va, tai kol kas rezultatai, kai atsikėlėm, buvo žiauriai prasti, dabar jau pick-upinasi. Tai tikėkimės bus gerai. Aš vieną missing piece pakeičiau. Mes visose edose sakom iki 50% nuolaidą. Prie kainos parašyta 30% nuolaida, jeigu dar dasidė bandalą, tada jau yra 50% nuolaida, bet tam parašyta papildoma 20% nuolaida, tai gali būti, kad senukams biškai sunku suprasti, kad čia yra 50 ir dėl to atmeta iš karto, kad čia kažkokia klaida ir jie išeina. Tai va, tai pakeičiau iš karto pick-upinas, negalima spręsti iš karto, kad čia dėl šito, bet visą gali būti. Tai laukia Antarktida, man labai nepatinka, aš varau į kovos erą, pavalgysiu ir varau į ofisą. Tai, kaip ir sakiau, matyt, šiandien gali būti, kad bus toks va, slow start į minusiuką, rytoj gal bus geriau. Sakau, kas to cash flow daryt. Porsche pinigus, atsidės, turiu pinigų, Porsche, kad deginu tos pinigus. Žodžiu, gerai, seo, hebra. Aš lėkiu ir stiksim office. Nu ką, back in the office. Kaip aš tos vietos pasilgau. Wow. Kiek gerai turėti savo kažką, tai nice. Pick-upinasi rezai, žiauriai, doubling down ant to, kad bus nusvyresnė auditorija, tai rytais telefoną labai čekina darbo metu, tai vakare pick-upinasi. Tai tikėjimą sukris daug vakare ir tai galėsim biškai pasurfinti, tai viršų pakelti biudžetą. Tai va, hebra, žodžiu. Nothing special, bet varom darbuotis. Dabar turėtų būti kažkoks big pirkimas, gal dar labiau papikapins. Nu, papikapino, vis tiek dar prastai, bet pabiškai gal įsivažiuoju, aš tikiuosi. Pažiūrint, kaip stripsai važiuoja. Bra, stripsai tai rimtai. Vakar štukau, nu jo, tai kažkur apšimi, tramka turėtų būti. Rimta. Kaip Lietuvoje, labai neblogi skaičiai tikrai. Na, aišku, Black Friday, kai spendėm dideli brandai, labai jaučiasi tiems mažiukams. Labai nestabilus rezai. Ačiū, hebra. Žodžiu, sunkiai. Bandom išvažiuoti. Aš manau, kad rytoj jau turėtų pakapinti rytoj šeštadienį. Senukai atsikels iš ryto.
Ja, tai aš turiu dabar irgi du makiniukus, kuriuos pasiėmęs ant 2 procentų profit share plus fiksas. Jeigu domina, prašykit. Bet jo, tai jie dabar irgi pas jūs irgi Black Friday, tai turėjau dabar porą kolų, kad su dviejais, kad pakelti jiems biudžetus, nes labai gerai eina ten, man atrodo, gal 3 kažkiek rauso, tai pakeliam biudžetą dvigubai, beveik ant viso, kad toliau spendintų, nes gerai eina. Tai va, tai kieta žinot, kad makinukams geriau eina negu man dabar. Taip, mums neina blogai, bet tiesiog su kokia situacija tai eina viskas labai gerai. Pagal kada brandas buvo skurtas. Kažkaip good. Ant breakyvino, dabar jau beveik pasiekėm breakyviną, let's go, tai pick-upina. Mes buvom tai dideliam minus. Tai va, bet turim, varysim steikų biškį pavalgyti, nes su to kolegu, kur darėm, tai aš stripsus pardavau, jis savo dar brandą pardavė, tokį, jo brandą. Tai varysim pavalgyti į Bančiopą, Gedimino gatvėje, žiaurus skani vietas, tai gerai, sutiksim. Peace. Nu ką, jau ne senai filmavau, šiaip jau sekmadienis, bet šeštadienis, tai po 1 nakties, dabar dirbam, bandom dirbti. Šiaip 5 valandas praėpinom tiesiog. Bet kokia situacija? Penktadienį nuvarėm į minusėlį, neblogo, nemeluokim, bet tada nuvarėm pavalgyti steikų ir kažkaip netyčia užgazavom tada, nesakysiu, ką tai reiškia, bet suprantat. Ir jo, tai šiandien toks biški slow startas buvo, kas trečią atsikėlė, kas 6. Bet atsikėlėm su nemažai revenue, tai realiai šiandien padarėm štuką 2, tai vis tiek į minusą nuėjom, bet, taip. Tai downscale dabar biški, profit, bet galim daug datų. Ir dabar dar Australijos ir New Zealando marketą pasileisime, nes ten yra vienas konkurentas. O daugiau nėra, tai pažiūrėsim, gal kažkaip geriau kabinsis. Tai va, ką čia dar pasakyti? Jo, taip. Čilą pagavęs bičias. Paleista Australija ir Naujoji Zelandija, tai laukiam rezultatų, žiūrėsim kaip bus, karočią, tai va. Ką dar jūs norit žinoti? Einam į vietą valgyti dešrainį namo ilsėtis, nes matai skrydį 6 ryto, karočią. Startapiorai, na. Ką, jo apsuko, sekmadienis, jau visai vėlumo atrodo. Jo, 6 valandas, tai atsikėliau gal tik tais 1, 5 ryto numiegot. Šiaip labai blogas režimas, dabar taip vėlai dirbam, iki ryto dirbam, mėgam dieną. Vasarą būtų labai prastai, dabar žiemą visai niūrus oras, tai taip atsikeli toks visai urvinis jauties, visai gal yra toks laibelis darbo. Turiu kolus, turėsiu 3 kolus, papildų brandų su Matu ir su vienu mokinuku darėm. Pradėjo gauti pirmus pardavimus, tai reikia optimizuoti ir žiūrėti kaip kas. Žodžiu, kokią temą dabar? Jau šiandien esam visai profitable, man atrodo, kaip pasinką žiūrėjau. Australijai seilai eina, kas yra žiauriai nice, ir DACH marketas visai profitable. Galvoju, kas čia dar. Jo, tai šiandien turiu daug darbo visai. Turiu parašyti sutartį tam dylai, jau šitą gal pasidarysiu. Šiandien teikinau biškai variau ir tai džimo, senai labai buvau. Šiame pasimačiau, nes mėnesį nesimačiau. Tai va. Bet dabar atvariau į ofisą, nors ir vėlų ir sekmadienis nereikėtų geriau dirbti, bet sakau, daug darbo. Jau čia ir tą pasimatysim. Einis jau turėtų būti rytoj, man atrodo. Morning, guys. Biškai rekonstrukcija vyksta. Aš iš čionais krausiusios į čionais, šitą blokelį. Nes Einio kolegė čia pradėjo vaikščioti, galvoju, padarysiu jai fainą kampelį, nes neturėjo vietos darbo. Bus biškai rekonstrukcija. Na, paskutinio klipo jau praėjo gal ten, nežinau, belenkiek kiek laiko, tai dabar jau December 15. Paskutinį klipą filmavau gal ten December pačioje pradžioje. Tai jo, tai perskručiau, to greitai parodysiu ir užbaigsiu video. Cozy and nice toks kampelis. Tai va, video pabaiga, daugiau negu mėnesis, medžiagos, darbas, 2 nauji brandai parduoti, higieną pardaviau. Turim jau 100 naujų brandų 5K MRR ant papildų. Tai realiai 2K pasiekėm prieš
5 dienas ir taip va, užfarminau neblogai. Pasileidžiam naują supplementą tam pačiam brandė, tada tas produktas, kuris DACH markete gerai važiuoja, esam labai profitable dabar jau, tai ieškom naujų anglų, kad galėtume jau pabiškai skailinti. Tai va, nes tada, kai matėt biškai per greitai, čia mes bandėm užsiskailinti labai nišinius produktus ir tiesiog Facebookas nesuprato, ką mes čia norėjom padaryti. Tai va, kas toliau, su Ainiu AI Automation agentūrėlė XOXO, neblogai važiuoja, sainam klientus, turim vieną didesnį klientą, kur skautą 6K dealą pasainom, tada atsirado dar vienas, šiandien pasaininom už 1K, man atrodo. Jo, tai smagu, apie tai galėsim daugiau papasakot, pafilmuosim, šią savaitę važiuosim filmuoti kreativų. Jo, tai nice 1,5 mėnesio, daug padaryta, nauji vandenys, labai fainai. Tai check out the links below. Prašau, parašykit komentarą apie video, kažką patiko, nepatiko, ką galima pakeisti. Jeigu turite klausimų apie e-com ir šiaip verslą, rašykite man, atrašysiu. Padžioninkit mūsų Discordo grupę, ten nieko nedarom, bet būna pačiatina, tai faina turėti bendruomenę. Tai va, tiek. Aš raudžimą, o jums sakau ate ir iki kito video. Tik bidžiau.